Sveiki, senai nesimatėm ir čia kažkaip iš oro greitai sugalvojom su Chebra susuk tokį videoblogą. O kokį pamatysi tuoj. Aš jau tipo įsijungiau. Gerai, pala. Čia man kosit nejum dabar. Taigi, šiandien skaitysim Kubiliaus biografiją. Andrius Kubilius gimė 1956 metais, gruodžio 8 dieną. Vilniuje, literatūros mokslininkų minus hub. Snegeris. Janinos Žekaitis ir Vytauto Kubiliaus šeimoje nuo vienas Papa, kur bulves? Aš pats nebesuprantu, ką skaitau. Daukšos vidurinė mokykla, kurią baigė 1974 metais. 1974 metais. Į Vilniaus valstybinio universiteto. Dabar Vilniaus universitetas fizikos fakultetą, kurį dėvėjo. O pala, kuris atskaito? Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veikla. 1990 minus 1992 metai sąjūdžio nuo atsakingas sekretorius. Perleidžiu žodį Alinai. O, blemba, kur? Surask. Ai, va, studijavo VVU, apsirinka. Apsirūkė. Architektūroje. 1988 metais įsitraukė Lietuvos nuo 1992 metų iki dabar Seimo šviesų. Miksas grįžo. 1990 Antakalnio regiono žmonės. Ką? Pozicijos lyderis nuo 1000... Oi. Elina, Ką? ar aš tau netrukdau? Ne, baigtų, mane kaip tik skatini žengti toliau. Elina! 2006 metų 10 dienų. Elina! Elina! Nu, Elina! Nu, Elina! 2000 metų Seimo rinkimas. 27 dieną pasirinktas ministrų pirmininku. Nu, Raškutys, varyk toliau. Nuo kur? Aha, Kubiliaus idėjos radas. Palauk, pasitaisysiu savas mokingą. Nu, pasitaisyk. Vyk, drauguži. Gerai. Kubiliaus interesų radas. Sorry, taip. Šėjas. Stovinčiai politologinė istorija žinių ekonomikos lyrė. Traškutė. Jis vienas iš žinių ekonomikos Traškutė. Traškutė. Ar aš jums netrukdau? Lietuvos šaudymo sąjungos prezidentas. Paksaunu mane, blėk, tai dar esu. Pip, pip. Iški kažką, net mieg. Rimčiau, žiūrėk, tai padarė. Jis moka rusų kalbas, yra klasikinės muzikos gerbėjas, aktyvi. Gerbėjas yra. Priemonių propaguotojas. Yra kasmetinių vasaros žygiai dviračiais. Tas pats kelias, suki dešinį, nes čia dar... Traškutė. Maksimos furgono. Traškutė. Man Kubilius sakė, čipsų vyka nedalinti. Kodėl? Nu kodėl? Nes perleidžiu žodį ponui misteriui praplikusiam Mansiai. O nuo kur skaityt? Andrius Kubilius yra parašęs knygas. Andrius Kubilius yra parašęs knygas.
Kodėl Krispis Lietuvoje gražesnis už politiką? 2004 metais konservatorijoje bendruomenė, 2006 metais. Andrius Kubilius, gražios šeimos vyras ir tėvas, žmona Rasa, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro smuikininkė. Sūnus Andrius. Koks čia trumpinys? Lietuvos skautyje. Kokios skautyje? Kernavės Tunto vadovas Vytas UAB, Medija Kontakt, direktorius. Andrius Kubilius už nuopelnus Lietuvos valstybėje yra tas valstybinis apdovanojimas Lietuvos nepriklausomybės medalių 2000 metų 7 mėnesio 1 dieną Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino komandinio kryžių 2004 metų 4 mėnesio 21 dienos. Blėta patys Andrius Kubilius, Tėvynės sąjungos narys nuo partijos 23 metų 2023 pirmininką prie Vilniaus pavaduotojas nuo 2003 dienos. Pirmininkas nuo 2008 metų gegužės 17 dienos, ką norit. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas. Taigi va, baigiam apie Kubilių. Surištą gausi? Negausiu. Atei dar filmuoja? Ne. Aš tai nežinau, nes mano įsikrovė fotiką. Aš tai filmuoju ir sakau, kad čia buvo Kubiliaus biografija. Tikiuosi viską išmokot. Paplokit. Paplokim prieš kameras kiekvieną savo. O. Čia mes dviesi ir taplojam, ne? Bet visai buvo viskas. Va čia tai uždurniavom. Jeigu balsuosit už mane į Seimą, aš visiems Lietuvos žmonėm atsiųsiu po tokį batonėlį. O jeigu balsuosit su visa šeima, atsiųsiu 2. Aš nematau tų batonėlių. Pala, dabar mano eilė. Aš parodysiu jums mėgtino gužiai. Išsirinkit kortą. Gerai, numesiu tos saldainius. Iki visiems. Iki. Iki. Čia buvo Kubilius, ne, čia buvo daugiau, ne. Ne. Eik tu na.